Atsakysiu į svarbų komentarą. Visi užsiėmimai nukreipia nuo nerimą keliančių minčių, tokia nusiraminimo paslaptis. Visiškai sutinku, 100%, bet kas, ką darytumėm kitą, negu tuo metu galvojam mintis, kurios kelia nerimą, kreipia mūsų dėmesį nuo neramios minties į kažką kitą. Ir kaip ir fizikoje, kuo greičiau važiuoji, tuo yra sunkiau sustoti. Taip ir čia su mintimis, kuo ilgiau galvoji, kuo intensyviau galvoji nerames mintis arba apie objektą, kuris kelia nerimą, tuo yra sunkiau ilgainiui sustoti. Todėl taip, ką bedarytum gyvenime apskritai, kad nukreiptum dėmesį nuo neramios minties, tuo labiau mažini jos inerciją. Bet ne visi pratimai, kuriuos parodžiau, veikia tik tai. Kai kurie pratimai stimuliuoja vagus nervą, lietuviškai vadinamą nervą klajoklį. Šio nervo užduotis yra siųsti signalus į organizmą atsipalaiduoti, taip kad mes ne tik nukreipiam dėmesį į kitą veiksmą, bet ir stimuliuojam nervą. O kai kurie pratimai, jų dar nerodžiu, išminties lauko terapijos veikia dar kitaip. Mes veikiam į mūsų meridianų sistemą ir vietoj to, kad tik nukreip dėmesį nuo neramios minties, mes ją ir neutralizuojam. Taip kad bet kokiu atveju nenuleisk rankų, daryk viską, kad kuo greičiau nusiramintum, kai tik pastebėjai, kad užima nerimas, kad ima stresas, kažką daryk, kad atsipalaiduotum, kad paskui būtų lengviau. O mes šitą seriją pratęsim toliau ir žiūrėk, gal kai kuriuos pratimus itin pamėgsi.